Tu tai turbūt valgai sveikai, sportuoji, negeri visiškai alkoholio ir taip toliau ir taip toliau. Esi sveikuolis. Taip labai dažnai galvoja apie žmonės tie, kurie eina sąmoningumo keliu, kad jie visiškai yra kažkokie kaip kosmonautai, ta prasme, kažkokie kaip ateiviai, kad jie gyvena kažkokį visiškai kitokį gyvenimą negu šiaip paprasti žmonės. Bet iš tikrųjų čia ir yra, sakyčiau, sąmoningumo ir supratimo tas momentas, kad ir tie žmonės, kurie eina sąmoningumo keliu, gali kartais pavalgyti, ir kaip šiuo atveju, kiaušinį su šoninė ir to pačio vyno taurę išgert, ir čia nėra nieko baisaus. Kai yra balansas ir kai tai nevyksta kiekvieną dieną ir nevyksta jeigu tai apie alkoholį kalbant, iki pabaigos, iki pergalės, kaip sakau, viskas yra normalu. Ir tie žmonės irgi yra normalūs žmonės. Svarbiausia yra sąmoningas balansas visam tam. Jeigu tenai kartais suvalgysi kažkokį prastesnį maistą, arba, pavyzdžiui, skanesnį maistą, kaip šiuo atveju aš turiu kiaušinį su šoninė, man labai skanu yra, nes nusipirkau šoninę specialiai būtent tam, kad pasidaryti va šitą patiekalą. Ir čia nėra nieko blogo, aš ją valgau labai labai retai. Ir jaučiu tą balansą, kada galima valgyti, kada negalima valgyti. Viskas yra balanse. Tai va, linkėjimai jums.